Brangieji, šiandien Viešpaties žodis kviečia mus susimąstyti apie labai asmenišką klausimą. Ar aš vertas malonės? Tai klausimas, kuris skamba ne tik mūsų širdyje, bet ir Evangelijos pasakojime apie šimtininką. Ši istorija ne tik atskleidžia šimtininko nuolankų tikėjimą, bet ir įkvepia mus pažvelgti į Dievo malonės prigimtį. Pasakojime girdime apie romėnų šimtininką, pagonį, kuris nebuvo žydų tautos dalis ir pagal to meto įsitikinimus neturėjo teisės pretenduoti į Dievo malonę. Tačiau jo tikėjimas ir nuolankumas sužavėjo patį Jėzų. Tai viena iš retų vietų Evangelijoje, kur Jėzus viešai pagiria žmogų sakydamas: iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Tad šis pasakojimas kviečia mus gilintis į 3 svarbius klausimus. Kas yra Dievo malonė, kaip mes ją priimame ir ką reiškia gyventi šioje malonėje. Kas yra Dievo malonė? Pirmiausia, malonė yra Dievo meilės išraiška. Ji nėra uždirbama, nusipelnoma ar pelnoma dėl mūsų gerų darbų. Apaštalas Paulius laiške Efeziečiams rašo: jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Malonė yra duodama visiems, tiek tiems, kurie jaučiasi esantis arti Dievo, tiek tiems, kurie galbūt dar ieško kelio pas jį. Šimtininkas suvokė šią tiesą. Jis suprato, kad malonė nėra duodama dėl jo statuso ar nuopelno. Štai kodėl jis sako: viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Šie žodžiai atskleidžia gilų jo nuolankumą. Jis suprato, kad Dievas yra šventas, o jis silpnas ir trapus žmogus. Tačiau nuostabu tai, kad Dievo malonė neapsiriboja mūsų ribotų suvokimu. Mes galime jaustis neverti, tačiau Dievas mato daugiau. Jis žvelgia ne į mūsų nuodėmes ar klaidas, bet į mūsų širdį ir tikėjimą. Šimtininkas galbūt jautėsi svetimas Dievo karalystėje, tačiau jis drįso tikėti, kad Jėzus turi galią išgydyti jo tarną net per atstumą. O kaip mes priimame Dievo malonę? Šimtininko pavyzdys parodo, kad malonę priimame tikėjimu ir nuolankumu. Tikėjimas nėra tik formalus prisipažinimas. Tikėjimas tai yra gyvenimo būdas, kuris remiasi visišku pasitikėjimu Dievo gerumu ir jo valia. Pamąstykime apie šimtininko žodžius: tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Šie žodžiai rodo jo gilų tikėjimą Jėzaus galia. Jis suprato, kad Jėzus nėra paprastas mokytojas ar pranašas. Jis yra tas, kuris valdo viską. Net mūsų laikais šis šimtininko išpažinimas gali būti iššūkis mums. Ar mes tikime, kad Dievo žodis gali pakeisti mūsų gyvenimą? Ar mes tikime, kad Dievo žodis gali pakeisti mūsų artimųjų gyvenimą? Ar mes pasitikime, kad jis veikia net tada, kai jo nematome? Kartais mes galime jaustis neverti Dievo malonės. Galbūt prisimename savo klaidas, nesėkmes ar nuodėmes. Tačiau ši Evangelijos ištrauka mums sako, kad malonė nėra duodama tik tiems, kurie yra tobuli. Ji yra duodama tiems, kurie su tikėjimu atveria savo širdis Dievui. Ką reiškia gyventi malonėje? Kai priimame Dievo malonę, mūsų gyvenimas keičiasi. Tai nereiškia, kad staiga visos mūsų problemos išnyksta, ar kad niekada daugiau nesuklysime, būsime tobuli, šventi. Tačiau gyventi malonėje reiškia gyventi pasitikėjimu ir viltimi. Šimtininkas ne tik prašė Jėzaus pagalbos, bet ir pasitikėjo, kad Jėzus atsakys į jo prašymą. Tai mus moko, kad tikėjimas nėra pasyvus. Tai drąsa eiti pas Viešpatį
su savo sunkumais, rūpesčiais ir baimėmis. Kai tikime, kad Dievas yra šalia net sunkiausiose situacijose, galime rasti ramybę. Taip pat svarbu suprasti, kad Dievo malonė nėra skirta tik mums patiems. Kai priimame malonę, esame kviečiami ją dalytis su kitais. Šimtininkas nesiekė pagalbos savo, jis rūpinosi savo tarnu. Jo užtarimo pavyzdys mus moko, kad tikras tikėjimas visada atspindi mūsų santykius su kitais. O kaip šis pasakojimas gali įkvėpti mus šiandien? Kaip šimtininkas nesivaržykime eiti pas Dievą su savo rūpesčiais, problemomis. Net jei jaučiamės neverti, žinokime, kad Jėzus mūsų laukia. Mes padarome vieną žingsnį, jis prie mūsų 10. Net jei mūsų situacija atrodo beviltiška, tikėkime, kad Dievo žodis turi galią. Kai meldžiamės, būkime tikri, kad Viešpats girdi ir veikia. Nepamirškime, kad malonė yra dovana, o ne atlygis už mūsų nuopelnus ar mūsų maldas. Kaip šimtininkas būkime nuolankus, pripažinkime savo ribotumą ir leiskime Dievui veikti. Šimtininko tikėjimas buvo kupinas rūpesčio kitam žmogui. Mūsų tikėjimas taip pat turėtų įkvėpti mus padėti tiems, kurie yra šalia. Brangieji, šimtininko tikėjimas yra pavyzdys, kuris moko mus pasitikėti Dievo malonę. Šis pasakojimas primena, kad Dievas ieško ne tobulų žmonių, bet atvirų širdžių. Jis nori, kad mes su tikėjimu priimtume jo meilę ir dalintumėmės ją su kitais. Tad kai kitą kartą savęs paklausime, ar aš vertas Dievo malonės, prisiminkime, kad šis klausimas yra ne apie mus, o apie Dievą. Jo malonė yra didesnė už mūsų silpnumą, o jo meilė stipresnė už bet kokią mūsų abejonę. Gyvenkime tikėjimu, nuolankumu ir meilė, kaip mus moko šimtininko pavyzdys. Tegul Viešpats stiprina mūsų širdis, kad mes kaip ir jis galėtume drąsiai pasitikėti Dievo žodžiu ir jo veikimu mūsų gyvenime. Amen. Taip būna.